Labą dieną. Sveikinuosi su jumis iš specialios laidos skirtos inovacijų parodai Technorama, kurią jau daugiau negu 20 metų organizuoja Kauno technologijos universitetas drauge su partneriais. Na, o šiais metais visus į Kauną Technorama pakvies gegužės 28 dieną. Priminsiu, kad Technoramos prizinis fondas šiemet pasiekė jau 8 000 eurų. Tai puikia paskata jauniesiems kūrėjams. Technorama tai daugiau negu paroda, tai platforma, kurioje pristatomos drąsios idėjos ir čia susitinka dar drąsesni jų kūrėjai. Na, o šiame specialių laidų cikle skirtame inovacijų parodai kalbėsime, žinoma, apie inovacijas ir technologijas. O šiandienos tema - aplinkosaugos iššūkiai mūsų kasdienybėje ir tai, kaip inovacijos ir technologijos keičia mūsų kasdienybę. Ir apie tai kalbėsime su aplinkosaugos eksperte, KTU cheminės technologijos fakulteto aplinkosaugos technologijos katedros vedėja, daktarė Violeta Kaunelienė. Sveiki. Sveiki. Violeta, dažnai, kai kalbame apie žmonės, kuriems rūpi aplinkosauga ar kurie pasirenka aplinkosaugos kelią, kyla klausimas, kaip viskas tai prasidėjo. Ar tai buvo vaikystėje paskatinta kažkokio žmogaus, kažkokio įvykio, galbūt tiesiog meilė gamtai. Papasakokite, kaip prasidėjo jūsų kelias į aplinkosaugą ir kodėl einate aplinkosaugos moksliniu keliu, jeigu taip galėčiau pasakyti. Na, be abejonės, meilė gamtai yra vienas iš pagrindinių variklių. Ne tik man pačiai, tad mes ir apklausdavome studentus stojančius į mūsų programą, kas buvo lemiantis veiksnys jiems pasirinkti šią specialybę, tai meilė gamtai visada būdavo dominuojantis atsakymas. Na, mano atveju dar buvo šiek tiek ir tai, kad aš mokiausi, mėgau labai chemiją, mokiausi sustiprintos chemijos mokykloje ir buvau tarsi pasirinkusi cheminės technologijos fakultetą savo būsimoms studijoms. Tuomet dar surašiau apie keletą specialybių, bet kaip tik tais metais atsirado nauja specialybė. Tuomet jinai vadinasi truputį keistai šių dienų kontekste - inžinerinė ekologija. Na ir aš pajutau, kad čia yra turbūt tai, ko man ir reikia. Gerai, pakalbėjome apie tai, apie jūsų pačią pradžią, o dabar pažiūrėkime kiek plačiau apie Lietuvos ekosistemą, verslų požiūrį į tą tvarumą. Šiais laikais, šiai dienai, galima taip sakyti, tas tvarumas toks tapęs buzzwordu angliškas išsireiškimas arba madingų žodžių, kuris yra bene visur. Ar tai buvo visada, sakykit, kaip keitėsi apskritai požiūriais verslo, nežinau, startuolių, kurie šiai akimirkai jau yra aktualūs, požiūriais į tvarumą, į aplinkosaugą per pastaruosius 20 metų? Per pastaruosius 20 metų aplinkosauga iš tiesų keitėsi nemažai. Sulig mūsų įstojimu į ES 2004 metais pirmiausia buvo, aišku, mūsų visos teisinės sistemos suderinimas su Europa ir bendros aplinkosaugos, sakykime, kultūros perėmimas. Pradžioje buvo iš tiesų labai daug kalbų apie infrastruktūros plėtrą, labai buvo daug investicijų į vandenvalą, kas yra labai gerai. Nebeliko praktiškai nevalomų nuotekų, daug investicijų į atliekų tvarkymą, sutvarkytas iš principo rūšiavimas atliekų, atsirado jėgainės deginančios atliekas ir gaminančios energiją. Na, vėliau taip nuosekliai tą tokią ūkinę dalį pradėjo keisti truputėlį tokios globalesnės temos, kaip klimato kaita. Įmant iki šių dienų jau neutralumas CO2 atžvilgiu ir panašios sąvokos. Tas pats tvarumas dėja, jis nėra labai vienareikšmiškas, nes dėja, bet kai kur versle jis ir liko, ar žmonių sąmonėje, jis ir liko tokiu rinkodariniu terminu, kuris yra paranku vartoti, bet nesudedant į jį didelio turinio. Tai čia tik iš tikrųjų dar turime labai daug erdvės, kur temptis. Ir kaip manote, kad kaip keisis būtent tas požiūris į aplinkosaugą? Ar tai vis stiprės tas, kaip sakot, kad marketinginis žodis tvarumas, ar visgi eisim į priešingą pusę? Žinoma, norėtųsi, kad būtų priešingai, bet kokios yra tendencijos, ar iš tikrųjų verslai nori eiti į tą tvarumo pusę? Tai priklauso nuo mūsų pačių.
labiausiai nuo visuomenės. Mes neturėtume žiūrėti, kad valstybė kažką turi padaryti, kažką priversti. Mes patys turime būti reiklus. Ir tuomet atitinkamai verslai prisitaiko per vartojimą, per kitus dalykus. Tai šiek tiek tokių pozityvių ženklų galima įvardinti, pavyzdžiui, tuomet, kai buvo nustatytas atvejis, kai Grigėjo piktybiškai teršė Kuršių marias. Ir kai prasidėjo žmonių protestai, raginimas nepirkti jų produkcijos, iš principo, kad žmonės protestuoja, kad jiem rūpi, kad žmonės rinktųsi protestuoti už gamtą, už jos išsaugojimą, šiek tiek jau yra tas stebima dėl miškų išsaugojimo, ne vien prieš mokesčius ar kitus dalykus, bet jeigu kuo visuomenė tampa reiklesnė, tuo ir, žinoma, ir verslai atitinkamai turi pagrindo augti šią prasme. Galų gale tie patys žmonės ir kuria tuos verslus, ateinančius verslus, startuolius ir panašiai. O ilgą laiką, kiek atsimenu, tiek aš vaikystėje, tiek tikriausiai mano aplinko žmonės ir dar vyresni dažnai įsivaizduodavo, kad didžiausias taršos šaltinis yra transportas. Automobiliai, lėktuvai, kurie, manau, visgi išlieka tuo taršos šaltiniu. Tačiau šiais laikais tų taršos šaltinių yra kur kas daugiau ir kur kas platesnis spektras. Galbūt galėtumėt apšviesti visuomenę, kur dar slypi aplinkosaugos didžiausi iššūkiai ir tie taršos šaltiniai. Vėlgi aš paminėsiu galbūt ne tiek giliai žinomų mikroplastikų, tekstilės, pramonės ir panašiai, čia tik keletas paminėtų, bet galbūt jūs galėtumėt plačiau papasakoti, kur slypi tie taršos šaltiniai ir didžiausi iššūkiai aplinkosaugai. Transporto nereikėtų, sakykime, dekvalifikuoti kaip netaršaus dalyko, jis vis tiek yra oro taršos vienas pagrindinių šaltinių. Kaip bebūtų, mūsų kraštuose dar labai šaltuoju sezonu reikšmingą dalį sudaro tas kieto kuro deginimas individualiai, iš esmės be jokio valymo. Ir kalbant, pavyzdžiui, apie mikroplastikus, tai transportas vėlgi atsakingas už beveik trečdalį mikroplastikų. Būtent padangų nusidėvėjimas yra vienas iš reikšmingiausių šaltinių greta tekstilės sintetinės. Tai mes dažnai, tiesiog yra tokia truputį klišė, kad mikroplastikai aplinkoje atsiranda yrant stambiems, kad čia yra plastikams, kad čia yra pagrindinis šaltinis. Anaiptol ne taip. Tekstilė ir padangų nusidėvėjimas. Kalbant apie tuos nematomus dalykus, tai, taip jau paradoksalu, bet patys pavojingiausi dalykai yra nematomi dažniausiai. Tai mes apskritai gyvename tokiam cheminių medžiagų mišinyje. Statybinės medžiagos, buitinė chemija, asmens higienos priemonės, ta prasme, oro tarša esanti aplinkui ir kiti dalykai sudaro tokį didelį miksą. Tai laikoma, kad žmogus kontaktuoja su keliomis dešimtimis, sakykime, 70-80, taip vidutiniškai įvairių cheminių medžiagų, iš kurių kai kurios yra itin pavojingos, kai kurios mažiau pavojingos, bet vienaip ar kitaip jos veikia mūsų sveikatą. Taigi, ta prasme, turbūt yra svarbu išsigryninti pačias pavojingiausias grupės, atsirinkti produktus, kurie skleidžia mažiausiai, nes turbūt suprantama, kad tokio sąrašo cheminių medžiagų niekas neįvertins ir neišmoks. Aš pati pasiėmusi, pavyzdžiui, kosmetikos priemonę, neretai be interneto neišsiverčiu, nustatydama jos, pavyzdžiui, saugumą. Pagrindinius, sakykime, komponentus mes žinom, bet yra dar kitų komponentų. Taip kad tiesiog turbūt yra svarbu, kad žmonės norėtų žinoti, o tada jau rasis ir priemonės, kaip tą sužinoti. Domėtųsi, žiūrės, kas mūsų supa ir ką mes naudojame kasdienybėje. Taip. Pakalbėkime apie technologiją. Žinoma, mes dabar pakalbėjome ir apie transportą ir dažnai būna vėlgi tarp žmonių galvojama, kad technologijos irgi gali būti tas teršėjas. Gal vienu atveju jie ir neklysta, tačiau žinome, kad technologijos gali būti ir gelbėtojas ir tas dalykas, kuris sprendžia tuos aplinkosaugos iššūkius. Kokios tendencijos yra čia? Kaip galėtumėt galbūt įvardinti, ar kokios inovacijos šiai akimirkai egzistuoja,
kurios sprendžia tuos aplinkosaugos iššūkius ir galbūt tokius, kuriuos mes kartais net, kaip ir sakėt, nematom, negirdim, tiesiog jie egzistuoja tie iššūkiai, galbūt kažkokį startuolį galėtumėte įvardinti, kuris jums yra įstrigęs. Na, technologijos iš principo taip yra taršos šaltinis. Ir jeigu mes pažvelgtume retrospektyvą nuo industrinės revoliucijos, tai tas labai keitėsi, kai iš pradžių viskas buvo praktiškai išleidžiama nevalyta į aplinką ir buvo užteršta. Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose buvo didžiulė aplinkos tarša ir jo ekscelencija mūsų prezidentas Valdas Adamkus, žinome, turėjo didelį projektą valant, įgyvendino projektą valant didžiuosius ežerus nuo taršos. Na, šitas dalykas, žinoma, keitėsi, griežtėjo reikalavimai, atsirado technologijos tiek išlakoms valyti, pagaliau tai irgi yra technologijos, kurios valo tai, kas yra nepageidaujama. Tiesiog keitėsi pačios technologijos prevencinių principų, kad kuo mažiau būtų išskiriama taršos. Na, o žinoma, visada yra erdvės inovuoti ir kurti naujus dalykus. Man pastaruoju metu įstrigo vienas Suomijos startuolis, kuris vadina saulės maistą, taip vadinamą gamina iš oro, iš CO2, elektrolizės būdu suskaido vandenį, deguonį ir vandenilį ir vyksta sintezė, sintetinamas baltymas. Šio proceso efektyvumas yra 100 kartų efektyvesnis nei fotosintezės. Na ir žinant, koks ateityje numatomas baltymų stygius augant žmonių populiacijai, tai tiesiog čia pat iš oro gaminamas baltymas, kuris vėliau gali būti plačiai pritaikomas. Na, kiti projektai jų aišku yra labai įvairių, vieni su didesnė sėkme, kiti mažesnė, bet pavyzdžiui vertikalų sodai, kur hidroponiniu būdu auginamos daržovės čia pat lokaliai, su labai mažu vandens kiekiu, kadangi auginama uždarai, reikia žymiai mažiau pesticidų ir tokių pavyzdžių turim ir Lietuvoje, tokių įmonių. Ir kas tokiu atžvilgiu yra vienas pagrindinių privalumų, kad mes išvengiame didelės logistikos, kuris sukelia labai daug taršos. Tai aš manau, kad startuoliams tikrai yra erdvės, kur kurti ir inovuoti. Yra toks posakis, kad vienas žmogus pasaulio nepakeis. Čia irgi tokia klišė, kad jeigu norime, kad įvyktų poveikis, tai reikia milijono ar 10 milijonų žmonių, kurie pakeistų savo elgseną. Dabar šiai akimirkai egzistuoja daugybė įvairių mobiliųjų programėlių, appsų, kurios gali tau padėti skaičiuoti tavo CO2 išmetamą, kaip jį sumažinti ir panašiai. Kaip vertinate, ar galvojate, kad būtent tokios inovacijos, mobiliosios programėlės prisideda prie teigiamo poveikio aplinkosaugai ir ar galim sulaužyti tą tokią klišę, kad vienas žmogus pasaulio nepakeis? Yra tokia puikia kiniečių patarlė. Norint nueiti milijono žingsnių kelionę, reikia padaryti pirmą žingsnį. Ir mes puikiai žinom, kad tiek visame kame, tiek santykiuose yra žymiai perspektyviau keisti save, tai tuomet ir santykiai keičiasi ir visa kita. Tai čia analogiškai. Visas tas bendras poveikis susidaro iš kiekvieno žmogaus individualios iniciatyvos, individualaus poveikio. Na, gali būti programėlės, jeigu kam tai įdomu suskaičiuoti savo CO2 pėdsaką, bet kartais nebūna taip, kad mes turim labai daug programėlių ir pradedam jų nebenaudoti dėl to, kad jų yra labai daug. Kartais, tiesiog be programėlės mums turbūt aišku, jeigu mes 300 metrų važiuojame automobiliu, užuot nuėję pėstute, tai tikrai nereikia nei jokių papildomų priemonių, kad mes įvertintume, kad koks mūsų poelgis yra, sakykime, aplinkai draugiškesnis. Violeta, inovacijų parodoje Technorama mobiliųjų programėlių būna tikrai pristatoma ne viena. Ir žinau tokį dalyką, kad jūs esate viena pradininkių, kuri prisidėjo prie Technoramos pradžios organizavimo ir esate suorganizavusi bene 10 Technoramos parodų ir jūsų komanda.
Norėjau paklausti, kaipgi viskas prasidėjo. Dabar jau matome technoramą tokią, kokia ji yra, bet kaip atrodė pirmosios technoramos, kaip keitėsi patys dalyvių prisistatymai, pačios inovacijos. Šiek tiek papasakokite. Na, pirmosios parodos labai skiriasi savo techniniu apipavidalinimu. Pačiose pirmosiose tai eksponatai tiesiog būdavo išdėstomi ant stalų, be jokių atskirimų, be jokių ženklų per daug. Na, paskui gana greitai radosi tokie truputį stendukai, su kur buvo fakultetų pavadinimai. Pamenu, tiesiog daug mes energijos aukodavome, kad studentai išmoktų pristatyti glaustai per 2 minutes. Ir smėlio laikrodį naudojam, ir visokius kitokius dalykus. Ir paskui nusprendėm, kad verta prieš parodą padaryti trumpus mokymus, kad esmė yra pasakyti trumpai. Na ir aišku, paroda labai pasikeitė, na tiek pradžioje buvo gal tokios daugiau klasikinės temos, na vat mechanika, robotika, labai tokie konkretūs darbai. Vėliau šiek tiek atsirado tokių labiau tarpdisciplininių darbų, kur integravosi ir aplinkosaugos, sakykime, dalykai. Ir prieš porą metų, beje, mobilioji programėlė atliekų rūšiavimui laimėjo pagrindinį rektoriaus prizą. Aš labai noriu pasidžiaugti, kad aplinkosaugos, konkrečiai mūsų katedros doktorantai irgi pastaraisiais metais laimėjo taip pat rektoriaus prizą už darbą teršalam šalinti iš vandens, taip pat rėmėjų prizus už taip pat valymo technologiją, patalpų oro valymo technologiją. Taigi, paroda iš tikrųjų išsiplėtė savo turbūt apriepiamų laukų, tematinių laukų. O galbūt iš visų tų praėjusių technoramų turit kažkokią vieną ar 2 produktus pristatytus, kurie jums labai įsiminė ir atsimenat iki pačių dienų? Na, technoramuose visada komisijai tekdavo tokia dilema. Nes vienus darbus pristato studentai, kurie dirba tam tikroje mokslinėje komandoje. Ir darbas savo kokybę, savo novatoriškumu yra tikrai geras. Bet visada kyla klausimas, koks yra to konkretaus studento indėlis. Ir aš stebėdavau, kad visuomet komisijai imponuodavo, kuomet darbas buvo sukurtas grinai studento, iš jo iniciatyvos, iš jo noro inovuoti, kurti. Tai žinoma, čia buvo ir sakykime, antro kurso studentų, ten įvairių IT programėlių ar kitų, sakykime, produktų, kurie dar savo studijų procese tikrai nuo to nekuria ir jiem to nereikalaujama. Kiti darbai nepaslaptis, kad neretai yra baigiamieji projektai, tiriamieji projektai. Vienais metais buvo vienas darbas, kuris vizualiai atrodė labai, sakykime, dar nepatraukliai, bet tai buvo mechaninė pavara, toks pusiau dviratis, tokia kitokio tipo pavara, bet buvo studento sukurta tiesiog garaže. Grinai jo iniciatyva ir joks tai nebuvo baigiamasis darbas nieko. Ir jis laimėjo, berods pagrindinį prizą laimėjo šitas darbas. Ir dar vienas man įsimena labai epizodas, kuomet vienais metais kreipėsi vienas moksleivis iš mokyklos ir sako, ar aš galėčiau dalyvauti technoramoje. Sakau, mūsų nuostatai kaip ir neleidžia to, čia tik yra KTU jaunųjų mokslininkų, studentų, doktorantų paroda. Bet sako, bet gal aš turiu sukūręs elektrinį paspirtuką. Gal aš galėčiau tiesiog važinėtis po rūmus, platinti jūsų reklamą. Gal aš galėčiau tiesiog būti. Sakau, žinoma. Ir aš pamenu tą komisijos narių, kuomet aš pristačiau, kad yra toksai dalykas, tam tikras skepsį, kad, bet kas čia naujo, pridėti varikliuką prie paspirtuko. Atminkim, tai buvo tie laikai, kai dar nebuvo jokio elektrinio paspirtuko. Čia nebuvo, kažkur gal buvo. Ir aš nesakau, kad šitas konkretus dalykas lėmė elektrinių paspirtukų vystymasi, matyt kažkur kažkam panašiu laiku irgi gimė ta pati idėja, bet mes žinom, ką dabar reiškia, kiek jie yra paplitę, visuose miestuose, visame pasaulyje.
Ir tuomet paskui jisai įstojo į mūsų universitetą, baigė mechanikos inžinerijos fakultetą. Ir vėliau jisai sukūrė verslą pavaros elektrinės dviračiui. Ta prasme, kaip jam ten vėliau sekėsi komerciškai, dabar negaliu pasakyti, bet tai tikrai buvo tas toksai inovuojantis, kūriantis vaikas su degančiomis akimis, kuris ir toliau tą tęsia ir toliau tą daro. Aš paantrinsiu, Violeta, jūs paminėjote turbūt vieną didžiausių mūsų Technoramos sėkmės istorijų, tai yra elektrinė dviračio pavara Ruby, kurie tolimesnis kelias buvo tikrai sėkmingas ir būtent Technorama buvo tas kelias, kur viskas ir prasidėjo. Tai pasirinkote tikrai labai gerą produktą ir labai gerą pavyzdį, kuris įkvėpė. Beje, kuomet jis įstojo ir pirmą kartą pristatė šitą pavarą, dviračio elektrinę, jis nelaimėjo nieko. Vėlgi buvo toks skepsis kažkoks komisijos, kad tai, kas čia naujo. Ta sėkmė atėjo vėliau per jo atkaklumą. Aišku, tas pirmas prototipas atrodė išties, nelabai gražiai, sakykim taip, nes korpusas buvo padarytas iš kažkokio stiklo pluošto, vos nerankom suformuotas ir jis tikrai netrodė patraukliai, bet pati koncepcija, pati idėja ir tiesiog, išradėjo atkaklumas lėmė jo ir komercinė sėkmė vėliau. Tai turbūt galėčiau pasakyti, kad Technorama yra labai gera vieta pradėti savo idėjai pristatyti, augti. Nebūtinai tai gali būti tas sėkmės kertinis momentas, tačiau tai yra gera pradžia. Be jokios abejonės. Ir tą pristatymą nereikėtų laikyti kažkuo baigtiniu, net ir esant apdovanojimams, kad čia tik tai tuos pinigus reikėtų matyti iš tikrųjų kaip po tam tikrą sėklos maitinimą, ta prasme, paramą tolimesniam vystymui. Violeta, ačiū Jums labai už pokalbį, už tikrai įdomias įžvalgas ir labai ačiū, kad pasidalinote Technoramos istoriją, tais kertiniais momentais, kaip Technorama keitėsi, augo ir labai tikiuosi, kad pasimatysime gegužės 28-ąją KTU Santakos slėnyje. Žinoma, būtinai. Iki pasimatymo. O visiems, kurie mus žiūrėjo, norėčiau taipogi padėkoti už jūsų dėmesį ir priminti, kad Technorama savo konceptą šiek tiek pakeitė. Išaugome tik iš universiteto rėmų ir esame atviri visiems. Tiek studentams, tiek startuoliams, tiek svečiams iš užsienio, kurių beje taip pat turėjome pastaraisiais metais. Priminsiu dar sykį, kad Technorama vyks gegužės 28 dieną KTU Santakos slėnyje Kaune. Renginys atviras visiems, tiek kuriantiems, tiek tiems, kas domisi inovacijomis ir norėtų pasižiūrėti, kasgi buvo sukurta per pastaruosius metus. O dabar atsisveikinu ir iki kitų susitikimų.